kairė. Kaip su moterim. Jo, kažkaip tai susiję kažkas su karais irgi. Karų tematika. Čia aš jau bandau kiek jau ilgai ir nuobodžiai su tuo savo klubu dabar čia ir buvo stipriai man jisai ir uždegimas jau buvo tai. Ir vis kažką rodo, duoda man supras, kad aš suprasčiau kažką, susitvarkyčiau. Čia tau iš praeities. Jo, iš praeitų gyvenimo aš jaučiu, kad tai yra labai jo. Ir šiaip tai prasidėjo nuo to momento su visais klubais, kai aš turėjau avariją. 7, gal 8 ar 9 metų, kažkas 8 gal. 1 klasėje, tai vat nuo tada kažkaip mausdavo. O dabar jau vėl, tai yra vat neatsirenku niekaip. Žiūrėk, o gal mes dabar sustabdyti tą momentą? Jo. Prasivalykit. Pažiūrim tą, kas man dabar aktualu, nes čia laikas, žinai, biški ribotas. Jo, tai jo, aš tik tai galvoju, gal čia susiję. Gerai, sugrįšim, gal sakau, atsiriš kažkas. Jo, prasišaudykit, prasivalykit. Absoliutas šviesos. Per viršūgalvį iš kosmoso dėkit. Kad nueitų iki pat žemės. Iš žemės taip pat pasimkite energijos, padarykit mainus. Prasišaudykit, prasivalykit. Susimažinkit iki atomo, kad viskas iššokinėtų, kas ne jūsų, visi implantai, prikišta metalai. Viskas, kas ne jūsų šlangas, visas apsikapokit, prasivalykit kanalą. Telepatinį. Užsipildykit kosmosą. Išmušė žodį. Įsivaizduojat? Taip. Užsipildykit absoliutą šviesą. Užstriga, nebeatsimenu, negaliu pasakyti. Jaučiat? Tada niuniuok, dainuok, niuniuok. Nu, kaip jaučiatės? Kaip gerai. Šaukit į šviesią erdvę. Ar pakilot, pavyko jums atsikratyti, atsipurtyti, kur randatės? Nežinau, aš kažkokiam saulėteky esu. Sonata. Aš tai biški negaliu dar nieko, man dabar daug visko vyksta ir kažkaip susijęs viskas su tavo sūnum. Tai aš dar biški, tegul tu su Ieva dabar, tegul Ieva tu eik, aš gerai, nes biški nesusigaudau. Nes aš dar net konkrečiai net nežinau, kaip jam tam pagerinti tą Tai situaciją. viskas tvarkoj, tai už tai, kad viskas susiję, tai tu dabar eik, tegu Ieva kur einasi, o aš einu ten, aš vis tiek viską ten darau, viskas ten vyksta, tu nusiramink. Tau dabar reikia labai, esmė yra ta, kad labai yra globaliai čia turėtų būti ir labai reikalinga moteriška energija šiuo metu, tiesiog vat būtent, tai va, bet dar iki smulkmenų nedėjau. Tai va. Gerai, Ieva, kad tu ten tame saulėteky, tau ką nors nori pasąmonę parodyti, ar šiaip ten tavo saugia erdvė? Nežinau, man tiesiog tikrai ten visai smagu. Pakilai į saugią erdvę.
Tai gal tu irgi gali tuo pačiu pažiūrėti, ką ten būtų galima padaryti, kad jam kuo palankesnis variantas gautųsi. Tai gal paskaičiuok. Ką galima padaryti, kad jisai kuo palankiau iš ten išeitų? 3, 2, 1. Toks įspūdis lyg aš jį matyčiau laukiantį. Jis dabar laukia jo. Ėmęs galvą, taip ir labai nervinasi. Ir beje. Aš galvoju, kad dabar svarbiausia jam nuraminti. Su baime ateina nepalankūs sprendimai. Kad jis atsitiestų, aš matau atsitiesą, nusipurtų tas visas emocijas neigiamas. Ar jį reikėtų su savo mamos energija galėtų mažinti, kaip sumažinai. Kad jam tie visi įsivaizdavimai, kas gali nutikti blogiausio, nes čia yra ta baimė ir nerimas. Kad jis apsiramintų jam gal. Jo, ir kaip Sonata sakė, tai moteriškos energijos. Tai tiesiog man kažkaip norisi apsaugos jam. Tos moteriškos energijos ir man net iš senovės ateina, žinai, irgi plauka. Kažkaip mamos, sesers, ar nežinau, ar turi sesę? Ne, neturi, brolį turi. Tai galim ir mes kažkaip visos, kaip supti jį, tokia šviesa, iš tos erdvės, kur aš buvau, šviesą jam nunešti, kad... Gerai, kuo daugiau šviesos, kad jis kuo ramesnis, kad ramiai priimtų. Jo, ir tas palankus, tai gali būti išvengti armijos, bet tiesiog, kad tarnavimas armijoje būtų pagal jo gebėjimą. Nežinau, kuo jis užsiima. Kol kas nieko, jisai galbūt ten daugą. Žodžiu, nes ten visokių specialistų reikia. Galbūt bet kam, ne viskam, tai gal kad surastų jam tą vietą, kur liktų čia, kur jam nereikėtų. Jisai jau nieko. Jo, dabar aš irgi viską tiesiog, jam dabar šitas taškas labai yra svarbus, būtent tų programų pakeitimas. Todėl tas moteriškos energijos labai reikėjo čia ir dabar, kad viskas susidėliotų pas jį, o dabar ramiai jisai nurimsta ir tiesiog, sakau, mes kaip stovim kažkaip, tai padedam taip kaip su energija tas programas susidėlioti jam, sustiprinti, kad tai teisingai susidėliotų, kas yra vyriškumas, kas yra iš tiesų vyriškumas. Jeigu jis ten ir eis, jam pavyks, bet jisai ten teisingai, kad susidėliotų, kad jo neišbalansuotų, kad jis atskirt sugebėtų, tai yra labai labai svarbu. Ir jisai tada atpažins save esmę, gali būti netgi, kad jisai kaip tik savyje ten ir atras. Bet labai svarbu eiti su ta nuostata, kaip tu susidėlioji vyriškumą. Kaip tos programos, kad nebūtų pervertinos tos, kur neteisingai. Jis tiesiog supras ir atstovės jį. Už tai dabar labai labai svarbu jam šitos susidėliojimas. Tai moteriška energija už tai ir rodo man, nes labai, sakau, stipriai skauda. Jau man taip, čia mano reikalai, bet dar dasidėjo šito, kad aš jau negaliu ištverti, žinai. Ir dar taip, sakau, jam šitus dalykus reikia dabar čia sudėlioti, tiesiog pakeliu. Tiesiog tu pažadink jo sielą per tave, dar nors aš jį jaučiu, žinai, jau ir taip, bet dar tu duok to tvirtumo, pasitikėjimo juo, kaip mama, žinai, ir kad viską jisai susidėlios, viskas bus taip, kaip turės būti.
gal net jis ten ir neš visiškai kitokią tai supratimą kitiem, ne tik savo, mes vis pamirštam, kad mes vis tiek atėjom ne tik dėl savęs, bet ir kitiem pasėti sėklą kito supratimo. Nu, ten armijoje, ką žinai, ten kokį supratimą, bet nesvarbu. Bet taip atrodo, mums atrodo, taip supranti, atrodo, kad nieko negali padaryti, bet taigi eina va tokie va vaikinukai, va visi žali, tai jie dar yra galimybė lenkti medį, supranti, ir jie gali pakeisti, o kas pakeis tą armiją? Nu, o kas pakeis? Tai tik tai tie, ne mes iš šalies, o iš vidaus tai gali pakeisti. Tai va lygiai taip pat kaip ir toj, žinai, tam Seime, turi ateiti kažkokie kiti žmonės, su kitokiu tai supratimu ir tik tai taip gali nušluoti, pakeisti kryptį. Tai netgi gal per jį ir gali pasikeisti. Supranti, kaip yra viduj sėkla, tai tada gali va tą medį auginti. Jeigu ten viduj sėklos nėra, ką tu ten auginsi, iš ko? Tada augina kitą pusę. Tiesiog. O dabar tai dėl to duodu šviesos, aš ten labai daug ir tiesiog ten viduj. Vat jisai, va dabar padarysim taip, va einu, va jisai su jo nuėjimu pas gydytojus, ar ne, pas tą. Va tiesiog, va mes siejam sėklą. Va dabar praveriam duris, ne per jį. Tiesiog čia ir dabar. Nes tai yra atverimas durų, žinai, kaip kanalas toksai. Vis tiek su tuo Gregoru susijungi tiesiogiai praktiškai, nes tu esi tam lauke. Tai va dabar va išsodinam tokį medį, va aš dabar išsodinu ir kviečiu visas sielas ir visos kosminės būtybės, tiek iš žemės, tiek iš jau aukščiau, tiek visus vat tuos protėvius keliu, viską keliu, kad tiesiog keistų visą šitą supratimą, kad tai būtų, jeigu ir imtų taip, bet visiškai į tuos visus mokymus, tai visiškai kita kryptimi, viską tiesiog pakeičiu ten, su visom parabolėm, su viskuo keičiasi tiesiog kryptis, ten kristalą įdedu. Su jo atėjimu tiesiog padarau šitą. Ir jam tai iš anos pusės, dabar iš vidaus, jam šviestas kristalas, kad jisai galėtų susidėlioti savo programas teisingai. Tiesiog nurimsta. Jo, kad nurimtų. Jo, ir viskas susidėlios taip, kaip turi būti. Ir pajungia dabar jo sielą su jo atėjimu į šią reinkarnaciją, kad jisai tikslu, misija. Tiesiog jam tai visiškai lengvai praeis ir taip, kaip turės būti. Jisai pats tenais viską daro. Tiesiog energija sudėlioja taip, kaip turi būti. Atsiveria jo galimybės ir suvokimas, ko jis atėjo į šitą reinkarnaciją. Tiesiog atsiveria ir užsideda apsauga. Aš matau kaip tokia piramidė, bet tai per pusę jinai kažkaip labai įdomiai. Tarp šito agregoro ir tarp jo dabar. Ir taip vat dar jisai išoriai. Ir dabar matau, kaip jis ėjo į vidų ir tiesiog jisai suka. Ir jaučiu jau jo širdį. Jisai nurimsta. Ir nebeturi ko bijoti. Jam labai svarbus, sakau, dabar tu aš matau, kad ateini ir taip tvirtai ta moteriška energija. Ir mes tiesiog tą moterišką energiją, bet per tave. Pasitikėjimo. Toks pasitikėjimo. Tvirtumo. Ir būtent viskas taip susisuka, susiharmonizuoja, bet per sūkinį, per tokį, žinai. Mano tą kristalą jo vidui. Aha. Ir tokia apsauga.
Karinėje erdvėje atrodo toks, kaip vaivorykštė, kaip spektras toks matosi iš šonus. Nuo jo paties tokios šviesos eina. Ir tos šviesos kažkaip tie gydytojai pasimetė. Ten kažkaip ne vienas, aš tą gydytojus kelius matau. Jie tokie nesupranta, ką rašyti, ką daryti, nes jis toks šviesus atėjo ir jų ten tuos spyglius kažkaip nuima. Jie buvo pasiruošę taip skaudžiai durti, o dabar jie nežino kaip. Jo, aš visą tai žeminu, dabar taip šiurpai eina. Ir matau, kaip viskas keičiasi, tiesiog viskas keičiasi, kaip galima su kiekvienu atėjimu pajungti ir pakeisti, įsėti, ką reiškia pakeisti, tu pasėjai sėklą, kad kiti keistusi. Tai vėl neateini ir nepakeiti visų prievartą. Va tai ir yra skirtumas. Tai nėra jokios prievartos. Palengva. Taip. Ir tu pati, Rūta, irgi neleisk jokios baimės į savo širdį. Jo, bus taip, kaip turės būti ir geriausiu būdu. Nes jinai taip kažkaip net ir jeigu tik tai baimė ir tą kristalą kelia. Jo, taip. Tokia griovelis. Tada nespindi normaliai. Tiesiog tikėk, kad viskas eis pagal planą tokį, kokį reikia, kad eitų. Jo, ačiū. Nes pačiai man, sakau, aš pati puikiai suprantu, kad savo mintim daug ką, žinai, gali paveikti ir ne į gerąją pusę, užtat man pačiai dar to kažkokio nusiraminimo reikia. Tai normalu, žinok, taigi aš irgi dirbi visą laiką su savim ir tai išlenda. Tai aš nebejoju, kad nors aš tai dabar dėl savo sūnaus visiškai rami. Bet jeigu būtų irgi būtų visko, tai nereiškia, kad nebūtų. Be abejo, tai yra normalu. Man atrodo, Sonata, mums reikia Rūtą sustiprinti irgi, jos kristalą. Rita. Aha. Jo. Gerai. Kilk. Įsitvirtink savo ašį, sustiprink irgi. tą pasitikėjimą, tai ir yra paslaptis, tas paslaptis ir yra tas tikėjimas. Ir tu jo neišaiškinsi, nepasakysi, ką reiškia tikėjimas. Tas ir yra meilė, tas tikėjimas, kad yra aukščiau, yra absoliutas. Tai ir rodo kiekvienam žingsnį mūsų tas tikėjimas. Tai ir yra mūsų stubras. Nenaivus tikėjimas, bet tikras tos situacijos mumi ir sutvirtina. Taip, tikėjimas tai labai, labai daug ką reiškia, nes jį esu patyrus. Taip. Tai sakau, tai dabar sukurkim didelį savo, kiekvieną pasiemam irgi savo ir pastatom savo vaikus ar dar kažką. Ir tą tikėjimą paimam tokį kaip energiją, susikuriam iš tikrųjų. Iš savo širdies, iš savo energijos, iš savo absoliuto dalies, iš savo kosminės dalies, tokį tikėjimą, tokį ir į ateitį. Tiesiog paleidžiam kaip kokią strėlę, kaip malūnėlį, kur nulėks, kad turėtumėm ten irgi pasimtumėm, kad būtų mums stabilu toks kaip kelias, bet kaip ir kamoliukas, kaip ir ką tik tai norim. Ir tiesiog eisim ir pasiimsim visą laiką, kad jisai būtų kaip mūsų dalis. Nes tai yra pats svarbiausias dalykas. Kaip pats savim tiki ir tiki, kad tą kosmosu ir kad tai yra tos energijos, tai tada ir nieks neišmuša. Tada aš ir matau, kaip tas stubras iš karto jis tvirtas. Numuškit, norit. Tokį jauti pagrindą po kojom ir taip tvirtai jauti.
taip. Ir visai nesvarbu, kas bus, ar man reiks numirti, ar man reikės ką, nu koks skirtumas, vis tiek reikės tą kūną palikti. Tai ir tu eini savo ramiai, ramiai ir tada tos visos programos natūraliai dėliojasi, tos taip eini ir jos keičiasi ir vienos sunyksta, kitos pasikeičia, formą pakeičia, tiesiog pakeičia formą, bet tu jas atpažįsti, kad tai yra programos, nes vis tiek esam matricoje, vis tiek esam čia žemėj, nu, tai yra, tu jas atpažįsti ir laviruoji pats. Biški gal palinkstinu, bet vis tiek neiškrypsti iš to savo ašies. Kaip vėjas va pučia, žiūrėkit, vat, gėlytė, nu jinai linksta, bet vis tiek lieka. Tai va čia kaip ir. Ką tik gavau pranešimą, kažkodėl man siunčia pranešimus, nesuprantu, kad jisai dar balandžio 24 yra užregistruotas pas echoskopuotoją. Tai vadinasi, dar jį pasiuntė, nors sakė, kaip ir paskutinis jau. Va, matei? Tu matai? Va, ką tik atėjo žinutė. Aš nesuprantu, kodėl man siunčia, aš taip ir sužinojau, kad jis šiandien važiuoja. Jis man nieko nesakė. Geras. Reiškia, taip irgi turi, reiškia, tu turi kažką padaryti, sakau. Tai mes siejam dar tą sėklą, tegul plečiasi. Va tai ir yra kūryba, panaudojam visą šitą, tą veidrodžius pakreipiam, viską galima pakeisti, pakreipti. Tai sakau, tai jokia neprievarta, tu ateini su tą nuostata, su tuo požiūriu ir ateina kiti su tuo pačiu, nes jisai atveria, supranti, jis tam agregorui atveria duris, per jį ateini, mes iš paskos, su ta šviesa. Nu, supranti, kaip? Gerai. Tiesiog pasėjam jam jo tą pasitikėjimą ir viskas ir tu jam ne. 4 dieną eitų su tuo pačiu pasitikėjimu. Taip, tai sakau, va tavą ir numetėm, būtent tą pasitikėjimą ir numetėm, sakau, savo į ateitį. Kad bet kada pasimtumėm, taip kaip, va, žinai, aš matau kaip kokią gėlytę, per kokią tai gėlytę, kažką va matau kaip einam, va dabar va, aš einu, žinai, ir va atrodo to pasitikėjimo nėra, ane, jau būna tie momentai, va ateity pasimeti, tiesiog tos iš visų situacijų ten būna tave prispaudžia. Bet tu taip netyčia vat, pamatai viršuj, danguj kažką tai. Tai tau į širdį tiesiai tas pasitikėjimas. Pamatai ant žemės kokią gėlytę ar kažką paėmi, tai irgi su tuo pasitikėjimu pasiemi ir tau atveria širdį, va taip va. Ir taip iš žemės ir va sujungimas. Ir daug nereikia. Tada tiesiog pat nežinai, iš kur tas atsiranda. Bet tai yra tikra, va tikra, ne kažkoks tai bum, tiesiog paprastas. Ir nėra jokios prievartos, va tas ir yra, tai tiesiog, va, lengvai. Ir jam taip pat vėl. Gerai, dėkui labai. Labai dėkui. Man pačiai ramiau pasidarė. Jo, čia tikrai labai geras. Ir tada tie įvykiai klostysis pagal jūsų planą, ne pagal kitų planą. Taip, nebus tos baimės, jo, kai nebus tos baimės, sakau, tai viskas susidėlios. Ir jam dabar jo tegul užsideda jo pasąmonė tą apsaugą vėl ir tokia irgi būtinai su harmonija, tą dar, nes dabar labai reikalinga dar ta apsauga. Būtent tas balansas. Kol jisai lauks, to echoskopo irgi vat, jam siūsti tą pasitikėjimą, ramybę, kad jis atsipalaidavęs būtų, kad viskas bus gerai, kad viskas taip kaip reikia, žodžiu, kad tos baimės nebūtų. Čia ne šia svarbiausia. Ir tu pati netransliuok baimės, o tiesiog apsaugą. Jo. Tada kaip priemi viską taip, kaip ir tą variantą, ir padarai gerų, tai tada nieks tavęs negazdina ir niekam neįdomu. Nesakau, tai dabar žiūrėkit, dabar iš tikrųjų, vat, iš kitos pusės, tai netgi tas agregoras gali bijoti,
ir neįleisti jo į ten. O jeigu mes ten pakeisim viską, su jo atėjimu ir jisai pats ir viską. Taigi jisai pradeda bijoti, kodėl, tai pasižiūrėkit, jisai nenori. Čia va gera mintis, o su ta mintimi reikia eiti. Jo Nu, patys tai vėlgi, sakau, tu supranti, kai eini drąsiai pakeisti, tai supranti ir iš karto, nu jam netiks, tai jisai pats atmes, nu suprantat, va taip ir yra. Va tai ir yra kūryba. Ir tu tą patį gali visiškai pakeisti. Absoliučiai, sakau. Tai ir yra veidrodžiai, va jisai bijos. Ne tavo sūnus, ne ta siela, bet tas agresyvas jo bijos, nu tai jisai bandys, ieškos visokių būdų, kad tik nepriimt, nu. Va, mato, kur yra gelmių gelmė, kur yra laisvė, va šitam taške. Jo? Nu. Nes iš tiesų tai keista, kad siunčia čia visur patys. Nu. Patys žmonės ieško, kur čia kažką susirast, kad netarnautų. Čia patys siunčia, kad dar patikrint, nes aš įsivaizdavau, kad čia greitai priima. Ne tai, kad greitai, bet žinau, kad medicininė jie ten turi praeiti ten visus ten psichologus, dar kažką tai jis jau sakė praėjęs, ten visi praleido. Čia kaip ir paskutinis turėjo būti, bet matyt kažkas tai. Kažkur užkabino, kažkokį kabliuką pagavo, nu ir galvoja dabar, nu tai ar verta mum tenais jį įsileisti, nu ieškom dar prie ko prikipti. Nes jau pajuto tą visą, nu tai va žodžiu. Žodžiu principas aiškus, kaip galima kurti, kas yra kūryba. Mhm. Tai va, gerai. Gerai, dėkui. Baigiam šitą temą, tada dėkui, tikrai labai dėkinga. Ir žiūrim tavo klubą, ar turit kitų kažkokių tai